Čia yra L2 Republikas, vienas iš populiariausių Lietuvos streamerių, jis yra juokingas. Kas yra čia per dešros? Aš tokį tualetę nuleidžiu. Įdomus. Nu tai aš sėdžiu, ką tu klausiu, formuluok tą sakinį. Atsimeni mane. Bei retkarčiais toksiškas. Pistų su mašina. Eik tu turi. Bet kaip jaunas vaikinas transliuojantis žaidimus ant senos konsolės prieš kelis žmonės, iki organizuojant didžiulius renginius, kurio metu transliuotų gyvai prieš 1000 žmonių aplink Lietuvą, taip pat sužinosite, kaip L2 Republikas platino visą streaminimo idėją Lietuvoje. O kas yra geriausiai, kad išgirsite negirdėtų dalyko iš pačio L2 Republiko, kuris sutiko prisijungti prie šito video ir pasidalinti dalykų, kurių niekados nėra niekur sakęs. Valandą padirbau ir sakau savo tam bosui, žinok, aš noriu išeiti iš čia. Ir tikrai neturim daug streamerių kūrybiškų. L2 Republik tai pasikėlęs toks ir anoks. Ką žinau, gal iš vis nestreaming, žinok, yra geresnių veiklų gyvenime. Iki dabar skauda, kad aš jų neturiu, nes, nu, tai būtų tiesiog čiulpkit bybį sakyt. Tiesioginės transliacijos, kitaip streaminimas tampa vis populiaresnis kontento žanras internete ir su to atsiranda vis naujų veidų, kurie tampa populiarų streaminimo būdu, bet streaminimas ne visada buvo tokio didelio žinomumo dalykas, kaip dabar, ypač Lietuvoje. Tačiau kaip ir kitose šalyse, mes irgi turime savo žmonių, kurie kėlė visą streaminimo idėją einant metams ir vienas iš tų žmonių yra L2 Republik, tampantis vienas iš populiariausių Lietuvos streamerių iki šios dienos, bet kad mums nešokti aukščiau bambos, turėjau pačio L2 Republiko paklausti, nuo ko viskas prasidėjo. Aš pradėjau savo visą karjerą internete nuo vaizdo įrašų kėlimo YouTube. 2014 metų kovo ten kažkelintą dieną paleidau pirmą GTA 5 Story Mode epizodą ir po metų pirkau PlayStation 4 ir liktai kovo mėnesį pirmą kartą paleidau savo streamą į Twitch'ą. Jo, buvo pirmas streamas berods NBA žaidžiau, tiksliai neatsimenu, tik tai žinau, kad naudojau PlayStation'o tą kamerą pailgą tokią ir ten viršui kamputį rodydavo žiūrovus ir ten eidavo chatas, tai dar net neturėjau pilno setupo su kompu. L2 Republikas, kitaip Karolis, jau nuo mažens jautė meilę žaidimams ir vaizdo įrašų kūrimui, kurios būnantis vos 9 metų pradėjo kelti į YouTube. Nors po kažkurio laiko jos visus pašalino, manau, dėl žinomų priežasčių. Tačiau tai jį paskatino 2014 metais būnantis jau 17 metų per naują išbandyti save ir susikurti naują kanalą, jau visiems žinomų pavadinimu L2 Republic, per kurį pradėjo kelti žaidimų orientuotus vaizdo įrašus, tokius kaip GTA 5, FIFA ir kitokius story mode gėjimus. Ir L2 Republiko YouTube kanalas yra neatskiriamoji dalis nuo jo karjeros, tačiau mes šitame video didesnę dalį atkreipsime į streaminimo pusę, nes su ją Karolis atskleidė didesnę dalį žmonių, taipogi jisai buvo vienas iš žmonių, kuris platino visą streaminimo idėją Lietuvoje, pradedant nuo 2015 metų, paleidžiant savo pirmus streamus į tokią platformą pavadinimu Twitch. Tačiau norėjau paklausti pačio L2 Republiko, kaip jisai sumastė pradėti daryti transliacijas ir štai ką jis turėjo apie tai pasakyti. Gavosi natūrali turbūt tokia reakcija iš to, ką aš dariau, tai kadangi kėliau YouTube video, paskui norėjau kažkur kitur kažkokius dalykus naujus daryti, eksplorinti ir galiausiai pamačiau streaminimą. Taip ir pradėjau, nebuvo kažkokio atskiro įkvėpimo, tiesiog dariau dalykus ir streaminimas atėjo pas mane. Paleidžiant savo pirmus streamus, Karolis jau turėjo gan tokį head startą, kuriame YouTube'as to prisidėjo, nes jau turėjo pasiekęs šiokią tokią bendruomenę iš YouTube pusės. Tačiau ne viskas taip lengvai ėjosi, nebuvo, kad paleido pirmus streamus iš karto 1000 žmonių žiūri, populiariausias streameris, donationai. Karolis taipogi turėjo savo sunkumų, minusų, su kuriais irgi pasidalino. Didžiausias iššūkis, turbūt, su kuriuo ne vienas streameris susiduria ir aš pats susiduriu, tai yra consistency, tai bandyti išlaikyti, daryti tą vieną dalyką kaip įmanoma pastoviau. Tai labai dažnai tokios būna bangos, kur gali daryti streamus visą mėnesį, vos ne kiekvieną dieną ir tada atrodo nebenori daryti streamų 3 mėnesius. Turbūt pastovumas didžiausias iššūkis, su kuriuo susidūriau streaminamas. Jeigu greitai permetant akį, matome, kad viskas įvyko ne per dieną, ne per savaitę, ne per mėnesį. Viskas Karoliui po biškį augo, taipogi matome, ką turėjau minėti dėl pastovumo, nes pažiūrėjus, kad vieną mėnesį tik pastreamino valandą, kitą mėnesį 16 valandų, kitą vėl tik 3 valandas, tikrai buvo nestabilus streaminimo režimas. Tačiau su tuo mes matome, kad einant laikui didėdavo sekamumas tiesioginių transliacijų metu, kas privedė Karolį iki mąstymų, kad visas jo kontentas kuriamas gali tęstis toliau ne tik iš hobio pusės, bet ir uždirbimo pusės ir gali tai paversti į savo svajonių darbą. Ir jisai savo šanso nepraleido ir su to padarė pasirinkimą, kuris pakeitė viską L2 Republikui. Iš tikrųjų, galbūt
turbūt buvo toksai periodas, kai pradėjau streaminti GTA Roleplay, pradėjo daugėti donationų, pradėjo daugėti subscribe'ų Twitch kanale, turiu menį tie, kurie nusiperka partnerystę už pinigus, nežinau, ten apie metus tas visas dalykas ėjosi, COVID'as prasidėjo, buvo šitas karantinas, aš toliau streaminau, kadangi nereikėjo man eiti darbą Anglijai, nes mokėdavo 8% algą vien tai, kad sėdi namie, tai aš toliau streaminau, dariau dalykus ir karantino atrišimo, kai man reikėjo grįžti į darbą, tuo metu dirbau tokiam kaip topo centre Anglijai ir buvau atsakingas už pardavimus gaming sektoriuje, nu tai tiesiog konsultantas buvau ir aš grįžau, atsimenu, po pusės metų karantino į darbą, valandą padirbau ir sakau savo tam bosui, žinok, aš noriu išeiti iš čia ir po 2 dienų išėjau. Turbūt va tas roleplay banga padėjo man labiau pasiekti sėkmės streamuose, daugiau uždirbti ir per tuos visus metus supratau, kad tai yra dalykas, kuris net tiesiog atsitiko vieną kartą arba vieną mėnesį, tas dalykas kartojasi jau 12 mėnesių ir supratau, kad turbūt galiu iš šito pragyventi ir galiu mesti savo tą darbą parduotuviai. Tačiau pradedant daryti streamus nuo 2015 ir šitiek metų toliau tęsti veiklą sėkmingai yra tikrai nelengvas dalykas, nes išlaikyti žmonių interesą internete šitiek metų yra sunkus dalykas. Ir daugeliu tenka daryti keitimus, kažką bandyti naujo ir daugeliu kūrėjų problemų būna, kai jie užsisėda ant vieno dalyko ilgą laiką ir nuo tada pradeda po biškį griūti visas kontentas. Ir įdomu buvo paklausti Karolio, kaip jisai su šitu kovojo ir kokius jis pasikeitimus darė, kad išlaikytų interesą auditorijos, ir tai buvo jo atsakymas. Visada turbūt stengiausi daryti turinį toks, koks jis būtų įdomus man, tai jeigu man buvo kažkas įdomu 16 metų, dariau tai, kas man buvo įdomu 16 metų, kai man atėjo 21 ir galbūt pasikeitė dalykai, kurie man patinka, pradėjau daryti pagal save vėl tame amžiuje, tai man atrodo pagrindinis dalykas buvo ne kažkokie pokyčiai, o visada daryti arba progresuoti ties tais dalykais, kuriuos tu nori daryti. Iš pradžių buvo YouTube video, tada buvo šiek tiek streamų, tada buvo ten kažkokie sketšai vlogai, tada vėl buvo streamai, tada buvo GTA Roleplay, tada buvo, nežinau, ten šaldytuvų review, tai žodžiu, stengiausi vis niekada neužsistovėti vienoje vietoje, dėl to labai daug žmonių manęs klausė, kada Karoli bus Roleplay, kada Karoli bus GTA reisai, bet man jau atsibodo tą patį 10 metų daryti, nors GTA reisus ir dabar nesenai video išėjo, bet esmė, kad aš nenoriu to daryti jau kas savaitę ar kas mėnesį. GTA Roleplay'us iš viso nebenoriu daryti, nes nieks nesikeičia ten ir aš jau savo piką išgyvenau ir geriausius laikus pasiėmiau ten jau 2 metus tą roleplay'ų žaisdamas. Tai nežinau, mano kažkaip visada yra tokia mintis, kad reikia daryti kažką naujo, net jeigu ir tai nėra taip sėkminga, kaip kažkas buvo prieš tai. Esmė yra neužsisėdėti vienoje vietoje, nes kai užsisėdė vienoje vietoje, paskui iš tos duobės išlipti yra daug sunkiau negu darant naujus dalykus, kurie mažiau sekasi. Mes jau šiek tiek apžvelgė LT Republikos streaminimo pusę, jo pradžią, sunkumus, pasikeitimus, pasiekimus. Tačiau pagrindinis dalykas, dėl ko man asmeniškai LT Republikas yra didelė figūra tiesioginių transliacijų atžvilgių pas mus Lietuvoje, dėl jo keitimus streaminimo sferoje ir jau vos ne viso video eigoje vis miniu tokius sakinius, kaip LT Republika patino streaminimo ir kaip jis prisidėjo prie jo. Apie tai jau ir pakalbėsim pusiau, nes prieš man pradedant kalbėjimą apie tai, norėjau pirmiau paklausti pačio Karolio, ar jisai asmeniškai mano, kad prisidėjo prie streaminimo Lietuvoje ir štai ką jis turėjo apie tai pasakyti. Šiaip labai sunku pačiam tokius dalykus vertinti, nes jeigu pasakysiu, oi, tikrai prisidėjau, tai tada visi galvos, LT Republika tai pasikėlęs toks ir anoks. Bet turbūt kažkiek prisidėjau. Aš negaliu to įvertinti, bet manau, kad kažkuria dalimi tikrai kaip prisidėjau prie to streaminimo kaip dalyko Lietuvoje. Tai pavyzdžiais, jeigu galėčiau vardinti, tai atsimenu, kad atsinešiau į savo streamus tokias sound komandas ir video komandas, kur žmonės parašo ten šauktukas Energy ir ten išlįsdavo Sangokas, kuris su iškeltom rankom prašo energijos žiūrovų. Paskui tuos dalykus mačiau ir pas kitus streamerius Lietuvoje, tai kaip ir galima sakyti, kad netgi kai kurias detalės galbūt kiti streameriai pasiėmė ir pritaikė pagal save, tai manau, kažkuria dalimi prisidėjau, bet kiek, neįsivaizduoju ir nenoriu prisimti tikrai aš tų laurų. Nieko, aš tai padarysiu, nes aš manau, kad LT Republikas buvo toksai trendseteris savo laikais, o reikšmė trendseteriui yra paprasčiausiai asmo, kuris perteikia trendus ir naujas idėjas. Tai buvo dalykas, kurį LT Republikas nekartą darė per savo karjeros metu. Vieni žinomiausių dalykų buvo Subatonas. Dabar, kai matot vos ne kiekvieną Lietuvos streamerį darantį Subatoną, Eurotoną, kokių dar ten yra. Karolis tai pradėjo jau nuo 2021 metų, kai Amerikoje streameris vardu Ludwig išplatino šitą dalyką su savo Subatonu, kuris truko 31 dieną, kuris įvyko 2021 metais, kovo 14 dieną, o LT Republikas pirmą kartą tai padarė vos po kelių savaičių, kovo 29 dieną. Galimai buvo anksčiau koks Lietuvos streameris tai bandęs daryti, tačiau
Altų Republikas buvo tas žmogus, kuris perteikė į didesnį auditoriją ir tai išplatino, kas dabar pas mus jau yra žinomas dalykas. Ir tiesioginės transliacijos aplamai yra vienas iš didžiausių būdų, kaip kontaktuoti su auditorija. Nes, sakykime, vaizdo įrašas tu jį pasižiūri, pakomentuoji, bet nelabai turi kontaktą su pačiu kūrėju, o streaminimo metu tu turi vos net tiesioginį kontaktą su kūrėju, tu jam rašai, jis perskaito, pasako, kalbate. Tad ir tokie momentai, kur pats Karolis minėjo šalituvų review'as, setupų review'as ir panašiai, tai yra connectionas su pačia auditorija, kas savaime yra toksai jau žingsnis į priekį, kaip turėtų atrodyti tiesioginės transliacijos. Ir jos, sakykime, taipogi buvo populiarus momentas su Redditu. Redditas tai tinklapis, kuriame renkasi skirtingos auditorijos, kurį taipogi Altų Republika šiek tiek paplatino tarp streamerių pas mus Lietuvoje. Ir jame beveik kas metais vyksta didelis eventas, kuriame dalyvauja daugelis streamerių aplink pasaulį, kurio metu atsiranda didelis baltas lapas ir žmonės gali kas 5 minutės padėti pikselį ir tai piešti kokį dalyką. Ir 2022 metais Karolis su savo žiūrovais taipogi prisijungė ir kovojo prieš kitus kūrėjus, kad palikti Lietuvos tiek savo žymę ir gausi toks tai vad dalykas. Ir paprasčiausiai, jis tiesiog buvo žmogus, kuris perkėdavo trendus, kurie vykdavo užsienį pas mus ir iki dabar jisai toliau tai tęsia, sujunginėja kitus kūrėjus kartu. Vienas iš didžiausių dalykų, kurį Altų Republikas neseniai padarė, tai jau 2 kartus sukūrė savo žaidimų renginį, per kurį sujungė daugelį streamerių, transliavo 1000 žmonių ir tiesiog toliau keliantis visą tiesioginių transliacijų dalyką aukščiau pas mus Lietuvoje. O jeigu su kažkom nesutinkate ir turite savo nuomonę, labai lauksiu komentaruose, amigos. Didelis ačiū pačiam Altų Republikai, kad sutiko prisijungti ir pasidalinti dalykų, bet tai dar yra ne pabaiga. Žiūrėkite iki galo, nes išėjo pačio Altų Republiko paklausyti daugiau klausimų, išgirsti jo nuomonę apie Lietuvos streamerius, aplamai apie Lietuvos streaminimo situaciją, bei pasidalino asmeniškų dalykų ir pasipasakojo apie tolimesnius planus iš Altų Republiko. O aš jau jums sakau iki kito karto. O ten tas, žinot, laikas, subscribas. Žinot, amigos, lauksiu aktyvumo iš jūsų ir tada, kaip visada, sutiksime naujam vidose, o jums toliau linkiu gero žiūrėjimo. Manau, kad neturim daug aplamai streamerių ir tikrai neturim daug streamerių kūrybiškų, daug streamerių kaip ir aš pats esam užstrigę kažkuriame tai dalyke ir pradedam streamus žiūrėti kaip į kažkokį tai dalyką, kur ateisi ir gausi pinigų. Labai dažnai ir kitiems naujiems streameriams užtveria kelius progresuoti arba būti įdomiems. Nėra pati geriausia ta situacija streaminimo, manau, kad tiesiog dauguma žmonių streaminimą žiūri kaip pasiėmimą pinigų ir nesistengia investuoti į streamus atgal ir juos padaryti įdomesnius. Aš žiūriu streamerius tik gamerius, tai viskas, kas liečia už gamingo ribų, praktiškai nieko nematau arba tiesiog nespaudžiu, nes nelabai mano arbatos puodelis, sakykim, tai stengiuosi iš ko įmanoma daugiau žiūrėti, kas vyksta su gamingu, nes pats tame dalyke maluosi, tai norisi matyti, ką kiti daro toje sferoje ir norisi neatsilikti nuo tų dalykų, ką jie daro. Tikrai žiūriu beveik visus turbūt Lietuvos gamerius arba bent jau užmetu akį, bet šiuo metu kas labiausiai turbūt krenta į akis arba į mintis, tai yra Istelo. Manau, kad jis yra vienas geriausių pavyzdžių, kaip turėtų streameriai daryti turinį. Yra vienas iš tų, kuris investuoja atgal į streamus ir stengiasi juos daryti įdomesnius, naujoviškesnius, su kažkokiais, tai nežinau, patobulinimais. Tai jo, turbūt išskirčiau šiuo metu Istelo. Aš manau, kad tai, ką matom užsienyje dabar, tai tas pats Kaisenat arba Speedas, ką daro, tai streamai tampa tokiais kaip šou dalykais. Naujas televizijos formatas kažkuria prasme ir streameriai išlenda iš to savo urvo ir tampa, sakykime, pasaulinio lygio žvaigždėm. Čia užsienyje. Kas vyksta Lietuvoje yra visiškai priešingai, visiškai nenutokiu, kur Lietuvos streaminimas nueis ir ką mes čia turėsime. Vis dėlto tikrai mes turim mažesnius biudžetus ir tuos dalykus, ką daro užsienio Amerikoje, mes ne visada galime įvykdyti, ne tik dėl to, kad nesam kūrybiški ar kad nenorim, bet tiesiog pritrūksta pinigų. Tai va, neįsivaizduoju, kur Lietuvos streaminimas mus nuneš, visiškai neturiu jokių minčių ir įsivaizdavimo, bet žiūrint pasauliniu mastu, tai streameriai taps dar vieni kažkokie tai žvaigždės savo platformoje, kurie išeina iš to savo urvo ir yra mainstream žvaigždės. Ką žinau, gal iš vis nestreaming, žinok, yra geresnių veiklų gyvenime. Jeigu rimtai, tai... pasakysiu taip, jeigu mintis yra daryti streamą, nes galima čia uždirbti ir galbūt pavyks uždirbti, tai greičiausiai nepasiseks, nes visada atsimušam į tokį dalyką, kad kai pradedam tą daryti, visada būna sunku pradžioj ir tai pelno neneša. Ir jeigu tavo variklis, tas, kuris
skatina tave daryti tos streamus, yra tik pinigai, tai gali tu to lūžio net nepasiekti, kur tu pradedi uždirbinėti pinigus. Bet jeigu tavo variklis yra streamams noras tai daryti, noras kurti ir užsimti kūrybą, tada tu gali iškesti ten metus, 2-3, kai tu nesi labai žinomas arba neuždirbi labai daug iš streaminimo, bet tu esi varomas būtent iš kūrybos ir tu gali atkentėti tos kelis metus be pinigų, tai tokiems žmonėms, manau, pasiseka. Netokio atsakymo tu pats tikiesi, arba žiūrovai galbūt netokio tikėsis, bet patarimas man būtų, kad Karoli, išsaugok visą turinį, kurį esi padaręs ir nieko neištrink. Nes esu ištrynęs savo pirmus kanalo video. Iki dabar skauda, kad aš jų neturiu, nes tai būtų tiesiog didžiulis toksai nostalgijos, kaip čia pasakyti, didžiulio nostalgijos dozė būtų ir tiesiog toksai savo paplojimas per petį, kad va, žiūrėk, nuo ko pradėjai ir kad pavyko pasiekti dalykus, kurios užsibrėžiai, bet dėja tų video nebėra ir tikrai gaila dėl to. Jo, tai L2 Republic turbūt mažiau kels turinio. L2 Republic dažniau bus dabar kažkur tai behind the scenes, tai užkulisiuose. Turbūt matysit daugiau gaming renginių. Norėčiau, kad jūs ten dalyvautumėt ir būtumėt. Tai šiek tiek keičiu savo, kaip čia pasakyti, veiklos sritį. Noriu mažiau daryti turinio pats ir vaidentis prieš kamerą, noriu padėti galbūt kitiems daryti turinį ir daryti didesnius renginius. Tai kol kas planuojam daryti daugiau renginių. Norėčiau sukurti lietuvišką organizaciją, kuri laimėtų kažkokį... Tiksliau, norėčiau sukurti lietuvišką gaming organizaciją, e-sporto organizaciją, kuri laimėtų kažkokį tai tarptautinį turnyrą. Nesvarbu, ar tai CESas, ar LOLas būtų, ar Valorantas. Tiesiog norėčiau, kad būtų sėkminga lietuviška e-sporto organizacija. Pasakyti, ne, kažką tiesiog į kamerą, motyvuojančią, jo. Aš žinau, ką Omantas pasakytų. Čiulpkit bybį sakytų. Tai, bet gal ne, šito nesakysiu, aš nenoriu, kad nuo manęs tai nuskambėtų. Jeigu tai bendrai kažkokį palinkėjimą pasakyti, tai neužsistovėkit vienoje vietoje. Darykit naujus dalykus, žiūrėkit naujus dalykus, stenkitės pasidomėti naujais dalykais, tai neužsiciklinkit tik tai ant Zitos, kuri jau mirusi 2-3 metai. Ir pažiūrėkit, ką daro kiti content creatoriai, nežinau, ar tai būtų kažkoks kitas žaidimas, ar tai būtų kažkoks turnyras su gamingu. Tai supraskit, kad ne tik roleplay ir ne tik GTA yra šitoj sferoj ir labai įdomių dalykų galima padaryti su gamingu ir kitose žaidimuose.